Tai vėl ir aš. Šį sykį parodysiu jums receptą darant pusryčius. Ką mums pirmai eilei reikia? Taip, mums reikia 300 maždaug gramų virtos dešros. Įmam 4 kiaušinius, 4 pomidorus, maždaug 150 gramų kieto sūrio. Štai čia jis yra suvyniotas kol kas. Pas mane dabar bandysiu su madrigalu. Nežinau, kaip išeis. Toliau 100 gramų sviesto. Vienas svogūnas. Tai čia jau pusę supjaučiau. Petruškos truputį. Druskos, pipirų ir aišku 10 kažkur maždaug bulkučių prie šito recepto turėtų eiti. Taip, kad sekam toliau. Štai taip, supjaustom svogūną. Dabar mes jį įdėsim į keptuvę. Štai, keptuvėje ištirpdžiau sviesto 100 gramų, įdedu ant silpnos ugnies kol kas, įberiu svogūną supjaustytą ir lengvai apkepu svogūnus. Dabar einu, kol jie sprūsta, pjaustyti dešrą. Saška, pasitrauk nuo tenais. Saška, kirtė, pasitrauk nuo ten. Saška, eik iš ten. Tai biškį mano sutrukdė, bet nieko tokio. Taip, kaip sakiau, pjaustau kubikėliais. Štai jau taip gavosi supjaustyti dešros kubikėliai. Svogūniukai va jau atkepinėja, o ant tų svogūniukų su sviestu ir dėsim mūsų dešrytę. Štai, dešrytė gatava jau, paruošta dėti į keptuvę. Sorry. Sakiau, keptuvę toliau įdedam virtą supjaustytą gabaliukais dešrytę ant svogūnų, lengvai apkeptų ir apkepam iki kol dešrytė biškį apskrus. Tai išmaišėm. Įjungiam orkaitę, kad iššiltų. Iššiltų pastatau dabar ant 300 maždaug. Taip, kepam, mes einam daryti toliau. Toliau pjaustysim pomidorus. Taip, kaip sakiau, imam 4 pomidorus. Štai. Nulupam jos nuo žievės. Kraštus nuo žievės trintus pomidorus. Štai taip atrodo tie pomidoriukai. Nulupti nuo žievės. Dabar jos irgi supjaustysim labai smulkiai. Štai taip, va, supjausim 4 pomidorus. Taip smulkiai. Paruošim indą ir dabar dėsim viską irgi sumaišysim su mase, kuri yra keptuvėje. Štai taip atrodo keptuvė mūsų sumaišyta su svogūniukais. Dar truputį jie turi apskrusti, kad įgautų dar čiut gražesnę spalvą ir tada sumaišysim pomidorus. Paskui dėsim į orkaitę viską sumaišę ir tušinsim, kol išgaruos vanduo iš pomidorų. Taip pasakyti turbūt reikia. Taip, paimam pipiriuko ant pomidoriuko. Dabar tam pipiriuko. Užberiam druskytės. Sumaišom. Labai gražiai. Į visą pomidorų masę ant mažos ugnies dedam į keptuvę taip pat. Garsas kitas pasigirsta. Viską sumaišom, kad išgaruotų. Vanduo iš pomidorų. Ok. Štai, 4 kiaušinius dabar. Jos
įmušu į mildelį. Truputį pipiriukų dar įdedu irgi kiaušinius. Nedaug. Druskitės čiučiut. Taip. Viską išplakam. Taip, štai imu rūkutės. Dubenėlį savo. Taip. Rūkutės. Nuimu, nupjaunu galvutę. Štai taip. Maždaug, kad taip turėtų atrodyti. Bulkutė taip. Buvo bulkutė, nupjoviau galvutę. Štai taip. Iš karto išimu, išpjaunu iš vidaus minkštimo, kad galėčiau įdėti ten masę, tą, kurią padariau keptuvėje. Gavosi toks dubenėlis maždaug. Masė man jau bulkutės nebus reikalinga, nes parašu čia. Tai dabar imu tarkuoti sūrį. Sūrį irgi smulkiai sutarkuoju, kietą. Štai taip sūrį sutarkavom. O maždaug viso toksai gavosi. Okay. Dabar aš jau dėsiu įdarą. Bulkutės. Paruošęs lėkštutę su savo. Kraunu įdarą. Štai, aš turiu teptuką tokiam reikalui, kad ištepti sviestu iš vidaus nupjautą galvutę ir iš viršaus ir apvaliuoti į sūrį ir uždengti. Su įdariu pripiltos. Štai. Ištepu. Ir į sūrį. O šitaip jos atrodys. Gatavas beveik. Dar liks tik tai į orkaitę įdėti. Orkaitėj ant 450 laipsnių. Kokias 5 ar 10 minučių. Taip, ir štai jos gavosi. Kiek pas mane gavosi 2, 4, 6, 8, 9 ir 15 bulkučių gavosi. Įdarytų įdarų, labai gražiai atrodančių. Dabar tik beliko įkišti orkaitę į 5-10 minučių. O taip faktiškai ant viršaus ir paskui galima bus petrušką uždėti. Štai taip, mano produkcija gatava. Studija Vital. Vita. Iki sekančio pasimatymo. Štai gatava produkcija. Pusryčiai, lova, kava nunešta. Liko šitas. O štai taip jie atrodo išimti. Skanaus apetito, viso gero.